Sveiki visi, atėjo laikas vėl susitikti, kadangi turime naują galastuvą iš Knife You Like. Tai yra Romanas Smolkovas, daugeliu labai gerai žinomas mūsų tautietis, kuris gamina puikius dalykus. Pirmą galastuvą aš jau esu apžvelgęs, ten buvo mano manimu labai geras išradimas ir šitas, sakyčiau, gal kažkiek netgi bus tobulesnis ir labiau pažengusiems tiks. Taigi, atrodo komplektas štai taip. Parodysiu pilnai. Va, čia yra tokia gumytė. Gumytė tai yra taip, bambukinė dėžutė. Štai taip atrodo. Čia yra toks žiedas. Yra gumytė, kuri prilaiko ir dangtelį, ir šitą žiedą. Jinai nusiima iš šoną ir tada mes turime atskirai žiedą, atskirai štai tokį dangtelį. Tada eina gumytė galastuvo paties valymui ir viduje mes turime štai tokį stripą. Iš principo tai yra du viename iš praeito galastuvo, kur buvo brūkštai, buvo vienas mėlynas, kitas buvo baltas. Čia tas pats, tik tai sujungti du viename. Taigi vietoj dviejų mums dabar reikia tik tai vieną. Tai vat, tiek sudėdamų dalių, čia yra dar pritvirtintas toksai vat laikikliukas tam musatui, tam galastuvui. Reiškia, kaip jis veikia. Toj parodysiu viską taip. Pradžiai mes, kai visą laiką turim peilį. Nu va, čia mano virtuvinis, nu matot, pjauna, bet sunkiai. Taigi, tuoj už kelių minučių, gal net sekundžių, aš parodysiu, kaip viskas veikia. Pirmas dalykas, tai yra įsistatom, reiškia, galandimo stripą. Laukit, tik tai tinkama taip. Taip. Dabar, kadangi yra dvi briaunos, tai pasirinkam, kurios mums reikia. Mėlyna, tai yra berods 800 ir pasukom šuniukų balta, kad būtų pas mus į šitą pusę, tai yra berods 3000. Tai pradedam nuo šiurkštesnės. Reiškia, pas mus dabar gaunasi štai čia toksai baladavimasis. Ir toliau yra žiedas. Žiedas yra sugraduotas. Reiškia, iš viso čia yra 10, 15, 20, 25 laipsniai. Tai yra 4 įmanomi variantai kampų. Kaip jis veikia? Mes įkišam iš tai šitą vietelę ir, reiškia, šitoj vietoj pas mus bus nurodytas kampas, kuriuo mes galasime. Tai, pavyzdžiui, šiuo atveju 25. Jeigu pasuksime žiedą dar vienu, tada jis leidžia jau ne taip giliai pasilenkti galastuvui, 20. Tada 15 dar mažiau ir jeigu reikia jau 10, tai dar mažiau, jau beveik link statumai. Kampas matuojasi va štai taip. Mes turime a priori peilį laikyti perpendikuliariai mūsų galastuvui stalą. Taigi, vat, matot, dabar šioj vietoje, jeigu mes vesim tokių kampų peilį, pas mus gausit vieną briauną 15, šiuo atveju 10 laipsnių. Taigi, pradžiai mes darysime tada gal tokį vidutinį kampą 15. Štai taip, vat, pamatuojam, matot, tarpas yra šiek tiek didesnis, tai atitinkam ir galandimo kampas bus didesnis. Kaip vyksta pats galandimas? Mes įkišam šitą lentelę čia, tai palaukime, lentelę čia užtvirtinsim. Va, štai tokiu būdu. Tai dabar man reikia dešinės rankos. Va, kadangi aš esu dešiniarankis. Šitas dalykas padarytas tam, kad mes kartais netyčia nesusižeisim. Todėl prilaikam galastuvą, mūsų ranka paslėpta po šito dangčio ir jeigu peilis netyčia nuslis, jis nuslis ant šito dangčio, ne ant mūsų rankų. Kaip vyksta galandimas? Išlaikom peilį lygiai, ne šoniuko nei vieną, nei kitą pusę, nei kreivai, nei šleivai. Stenkimės visą laiką laikyti. Tai nėra sudėtinga, jeigu biškutį bent pažiūrėsim. Tiesiog štai tokiu būdu. Jeigu peilis labai užleistas, mes nebūtina iš viršaus į apačią, tiesiog kaip Romanas savo video rodo, galima netgi tai daryti štai tokiu būdu. Esmė yra išlaikyti visą laiką vieną pusę. Taip pat yra su kita pusė. Kadangi mano peilis nėra super stipriai užleistas, todėl aš tikiu, kad man užteks kelių kartų. Taip, dabar pas mus yra 15 laipsnių, viena pusė. Geležtė, kadangi neilga, tai aš iki apačios net nepasiekiu. Jeigu geležtė ilgesnė, tai eina per visą štai čia. Kai mes jau einam link galandimo pabaigos, patarčiau daryti vienodą skaičių iš kiekvienos pusės nuleidimų. Pavyzdžiui, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Tokiu būdu užtikrinsite plius minus vienodesnį tą galandimo kampą. Kai mes pabaigiam su
su mėlyna pusė, su 800, tada mes galime paimti biškį švelnesnį, tai yra 3000. Ir toliau dar vienas toks patarimas, jeigu prieš tai buvo 15, toliau mes galėtum šiek tiek padidinti kampą. Nu, čia toks asmeninis šiam momentui tik tai, bet jeigu labai preciziškai, tai aišku vienu kampu visą laiką, bet čia jeigu mes gaunam 15 ir ant galo mes galim padidinti iki 20, tai šiek tiek pastambinti. Jeigu plienas minkštas, tai užtikrins ilgesnį aštrumo laikymą, kaip mano atveju. Jeigu plienas labai geras, tai nebūtina to daryti. Tai va, balta pusė, 15, perstatom į 20, šiek tiek stambesnis, ranką pakiša ir viskas tas pats. 5. Tikiuosi užteks tų kelių kartų, nes dar peilis kaip ir pjovė. 3, 2, 1. Esmė, kaip visą laiką nepamirškite, yra perpendikuliarus laikymas. Iš principo, kaip ir turėtų būti viskas. Čia nuleidžiam, čia užleidžiam. Minutėlė. Va, čia yra trintukas valymui komplekte ir dar vienas momentas. Galime, iš kitos pusės dangtelio yra oda. Oda skirta užvarto nuėmimui. Labai patogus irgi daiktas, pas mane kažkas panašaus yra. O čia viskas apgalvota. Bandom. Testavimas. Va, akivaizdžiai rezultatas geresnis, pjauna geriau. Aišku, biškutį reikėtų man stipriau pasispausti ir biškį atidžiau pagaląsti, bet principas plius minus aišku. Taigi, dar vienas labai patogus dalykas, tai yra Romanas pasirūpino mini instrukciją. Matosi? Labai gerai. Tai čia parašyta, yra išgraviruota net kokiam virtuviniam peiliui, koks galandimo kampas yra tinkamiausias. Pavyzdžiui, filė suši 12-17, šefo 15-20, čia tik rekomendacinis pobūdis, aišku, bet į tai tikrai galima atsižvelgti. Parašyta medžiokliniai, kadangi dar vienas niuansas labai geras paminėsiu, kadangi anam galastuvė Romano buvo toks niuansas, kad griovelis, į kurį telpa peilis ant brūkšto veda, jis buvo labai siauras. Iš esmės daugiausiai tiktų virtuviniams. Čia to ribotuvo nėra, nes čia peilis gali būti bet kokio storio, tik tai esmė, kad jūs teisingai laikytumėt visą laiką tą kampą. Tai čia yra pagrindinis dalykas, todėl storis jau visiškai neturi reikšmės. Aišku, su kitesniais plenais reikės biškį ilgiau pažaisti, su minkštesniais mažiau, bet vienas toksai naujas, manau, kad tikrai puikus variantas, tai kam aktualu, galit kreiptis, Knife You Like, tikrai geras dalykėlis, labai patogi tokia komfortiška dėžutė, viskas viename, galima ir su savim pasiimti ir kažkur ant stale laikyti prie įrankių, tikrai puikus dalykas. Tai kągi, šiandien tiek, ačiū uždėmesį, tikiuosi bus naudingas, sėkmės visiems.